Mes esame laive. Pagaliau. Facebookas neleido prisijungti prie paskyros, tai jungiamės per Instagramą. Sveikos, mielosios. Labas, mielosios. Nežinai, kada aš įsijungiai on. Pirmas laivas, tai prašome atleisti už klaidas. Dabar tikiuosi vis kažkas mus girdi. Galim truputį palaukti. Visiems sakiau, kad aš parašau. Kad informuotum, kad mes esame Instagramos paskyroj laive, ne Facebook'o, nes Facebook'as šiandieną mums neleido prisijungti. Paklausiu, ar viskas gerai girdisi. O, va, prisijungė. Irida. Super. Merginos, ar mus girdit? Tu Facebook'e gal parašyk, kad mes Instagramai? Dabar. Iš tikrųjų, mes tą įrašą paskui vis tiek įkelsime į Facebooką ir į YouTube kanalą. Tai ar girdit mus? Uždėjo rankytę, kiek matau. Tai sveikos dar kartelį. Aš Gerda, o čia Aš Laura. Taip. Sveikinamės tiesiogiai iš Palangos, iš Kerpės viešbučio, nuostabioje aplinkoje. Mūsų matot Palangos koncertų salę. Taip. Ir šiandien mūsų tema yra dvasingumas ir verslas. Ar tai suderinom? Ir šiandien kalbinu Laurą Taučiūtę. Laura prisijungė prie konferencijos Netobula moteris organizavimo. Ir esu labai dėkinga ir laiminga dėl to. Dėl to, galima sakyti, mes ir išsiplėtėm netgi į 2 dienas. Tai Laura, matau, rankytė, super. Prisistatyk taip, kaip tu nori, kaip tau labiausiai patinka. Gerą dieną dar kartelį. Labai džiaugiuosi, kad esu čia kartu su Gerda. Linkėjimai siunčiam Ramintai, trečiai mūsų komandos nariai, kuri turbūt žiūri už šitos kameros kitoj pusėj. Kaip sako, iškvepiam ir įkvepiam ir kalbam. Esu Laura, esu moteris, esu 2 vaikų mama, esu šių gražių mano 3 namų Kerpė viešbučio valdytoja, tai tėvelių verslas, kuriam dabar aš vadovauju. Ir šiandien dienai dar ką atlieku, tai esu viešbučių restoranų asociacijos Palangos prezidentė ir kūrėja, konceptų kūrėja ir mėgstanti kurti gražias erdves, bendrauti, organizuoti. Tai ne veltui turbūt Gerda pajuto ir Rasa, buvusi kolegė mūsų, pajuto, kad galėčiau atsidurti, pamatė mane kaip moterį per vieną podcastą, kad prisidėčiau prie šitos organizacijos ir būčiau. Tai man buvo gruodžio mėnesį pati didžiausia dovana, kad moteris mane pakvietė, apie ką aš svajojau jau realiai grįžus į Palangą prieš 3 metus, kad Palangai labai reikia gražių renginių, gilių renginių, jausmo renginių, kupinų jausmo. Ir manifestacija vyko daug metų atgal. Praeitais metais aš labai manifestavau apie tai, kad sukurti kuo daugiau moterų Palangoje, nes Vilniuje, Kaune mes tikrai turim gražių renginių skirtų moteriams. Palangoje ar vakarų regione jų yra ženkliai mažiau. Tai gruodžio mėnesį gavusi žinutę iš Rasos ir susitikusi su Gerda ir Rasa, pabendravus, moteris mane pakvietė prisijungti, tai buvo viena didžiausių dovanų. Ir tikrai gera prisidėti ir gera būti kartu ir tverti stebuklą didelį, kuris įvyks spalio 4-5 dieną mano gimtajame mieste.
už nugaros pastate, kur apsijungsime mes visos kartu į didelį gražų moterų ratą. Taip. Aš dar prisimenu iš tikrųjų, kaip Rasa rašė Laurai žinutę ir mes dar taip pakalbėjom, kad, sakom, gal Kalėdų toks prieš šventinis laikotarpis, galbūt čia nereiktų rašyti, nu vis tiek visi ten tokiam bėgime ir panašiai. Ir Laura iš tikrųjų labai gražiai atsakė, kad nėra netinkamo meto parašyti. Jeigu tik tai eina iš vidaus tas noras parašyti, pakviesti, tai nestabdyti šitos srauto, nestabdyti nėra to netinkamo meto. Tas pats kaip ir galbūt ir šiandien turėjom per Facebooką susijungti, bet kadangi žinom, kad Merkurijus yra retrogradinis ir gali būti tam tikrų ryšio sutrikimų, komunikacijos ar ne, tai, bet yra visada kažkokių apėjimų ir yra Instagramas ir ačiū Instagramui, kad čia leido laivą padaryti. Taip, tai čia gal link to jau ir dvasingumo einam, ar ne, kad pasitikėjimas tuo vedimu. Tai ir užduosiu tą klausimą, kurį mes šiandien ir turim atsakyti. Ar verslas ir dvasingumas yra suderinami ir ką tu apie tai manai? Aš dabar galvoju, kaip geriau pradėti, ar verslas ir dvasingumas, ar iš viso kas yra dvasingumas. Labai gerai. Nes mes taip diskutavom, kad mes kiekvienas žmogus labai skirtingai suprantam žodžio prasme dvasingumas. Ir kiekvienas supratimas yra tikrai teisingas, nes kiekvienas žmogus mato, masto, jaučia skirtingai. Dvasingumas ir verslas, jeigu klausime apie tai, ką mes šiandien gvildensim su tavim kartu, tai yra neatsietini dalykai man, nes aš kalbėsiu šiandien dieną ir dalinsiu tik per save, kaip visą laiką kalbu, kad jeigu aš dalinuosi kažkokiom patirtim, išgyvenimais, matymais, tai dalinuosi tik per tai, ką aš esu išgyvenusi, patyrusi ir kiek tai duoda dovanų man ir prasmės gyvenimui. Tai dvasingumas ir verslas man šiandien dienai tikrai neatsietinas dalykas. O kas yra man dvasingumas, tai aš manau, kad aš dėčiau lygybę ženklą, tai yra sąmoningumas. Tai yra gylis, tai atsigręžimas į save, tai daug jausmo apie save, matymo, pajauta ir sąmoningumas. Tai man dvasingumas ir sąmoningumas man apie tai. Dvasingumas taip pat yra ir kažkas, galvom, kad dieviško, ar ne, kad tikiu į Dievą ar į kažką. Visą gyvenimą tikėjau ir tikiu, tikrai suprantu, kad yra kažkas aukščiau už mus, bet šiandien dieną yra labai labai gera suvokti, kad aš esu to dalis, kad yra energija, yra visata ir kad ir tiek Gerda yra svarbi šiame pasaulyje, tiek ir aš, nes jeigu manęs nebūtų, tai nebūtų toks pasaulis šiandien dieną, kaip tik keistai beskambėtų, bet jis nebūtų toks, koks jis yra, ar tavęs nebūtų, nes mes kiekvienas labai labai stipriai įtakojame tai, ką turime, kur esame, tai esam dalis ir aš tikrai tą jaučiu, tuo mėgaujuosi, kad galiu prisidėti prie aplinkos, tai man tai, bet tai leidžia suvokti tai tiek, kai neri į save, į savo gilį ir sąmoningai supranti šitos dalykus. Taip. Tu versle iš tikrųjų labai daug metų jau, taip? Gražiausia istorija trumpai reikia pasakoti, nes turbūt pradėsim kalbėti labai ilgai. Tai versle esu tiek, kiek realiai prisimenu savo visą gyvenimą, nes tėveliai pirmieji Palangoje mano atvėrė maitinimo sektorių, tai buvo 90 metai, tai man buvo 8 metai, kai tėveliai pradėjo Palangoje šitą verslą, tai aš esu labai daug metų, man 41, tai reiškia aš jau daugiau negu 30 metų esu šitam versle ir jis tikrai visada buvo šalia manęs, vienu metu toliau, bet tėveliai visą laiką vystė, tada aš vyšiau, tai tikrai daug metų esu maitinimo, aptarnavimo sektorė, nes tai yra apie mane, aš to mėgaujuosi ir veikiu tame. Taip. Ir tu iš tikrųjų gali palyginti, ar ne, tą savo kelionę, kaip verslas buvo iki dvasingumo ir po to. Tai kaip tas skirtumas? Dabar, kai tiek metų jau,
Vakar net galvojau, kaip mes susirašėme, apie ką kalbėsim šiandieną, apie šitą temą, kaip išgvildenom, kas būtų aktualu pasidalinti su jumis. Dvasingumas realiai buvo mano visą gyvenimą. Tiesiog aš to nesuvokiau. Aš pradėjau tai suvokti, būdama jau 35 metų, 36 metų, kai intensyviai pradėjau praktikuoti, stebėti save ir daryti praktikas ir mokytis. Tai man sąmoningumas davė labai didelę naudą verslui, nes aš tikrai pasitvirtinau, įsitikinau, pajutau, kad visose veiklose, tiek pat versle ar kūryba, būtinas gylis. O gylis tai yra visom prasmėm gylis ir jausmas. Ir kuriant erdves, kuriant restoranų konceptus, visada savo iškeldavau tikslą, kad pirmiausias dalykas tai yra, kad tai būtų gyva, kupina gyvasties, nes kuriant erdves gali būti erdvė, ar ne, yra erdvė, ir jinai gali būti tuščia, joje gali būti labai daug baldų, joje gali būti labai daug puošmenų, labai gražių žmonių, bet gali būti nebūti gyvasties. Ir kai žmogus ateina, jisai nuoširdžiai labai smarkiai tai jaučia. Ir atidarydama 1, 2, 3 restoranus Vilniuje, mūsų svečiai ateidavo ir sakydavo kažkas tokio, tos gyvasties. Aš vardindavau tai cinkelis, bet cinkelio nėra, turi būti kažkas tokio. O dabar tai yra jausmas ir gyvastis, kaip pripildyta erdvė, tuo, kuo aš labai tikiu, kuo spinduliuoju ir užkuriu tą visą erdvę ir jinai tokia yra gyva, tai tas yra būtina. Ir dabar tai labai gražiai suprantu ir tuo mėgaujuosi. Tai aš gerai girdžiu, kad tu tiesiog iki to taip ir darai iš tos savo gylio, tik tai to nesuvokiai, sąmoningai nesuvokiai šito dalyko, ne? Aš turbūt net nebijosiu pasidalinti vienu patirtimi, ypatingai kai atidarius Šugamūro, manau, daugumą gal žinot, gal nežinot, esu įkūrėja Šugamūro desertų butiko Vilniuje ir Kaune ir padalinių yra daug. Ir dirbusi tenai, kūriau erdves ir teko mums partneriais įsiskirti. Ir man rašo žmonės, įsiskyrimas buvo tylus, nes veikla vyko toliau ir jinai vyksta iki šiol. Ir man svečiai, mano kolegos, bičiuliai, draugai rašydavo, jie nežinojo, kad aš esu išėjusi jau, kad atsitraukus nuo to verslo. Ir rašo, žinutės, Laura, savo kas vyksta? Pasakyk, kas vyksta, nes vyksta ne taip, kažko trūksta. Ką jūs darot, nes kažkas ne taip. Čia apie tai. Kad kai aš kalbu apie savo konceptus, projektus ir darimą, aš atiduodu save, didžiąją dalį, ne visą, nes ir sau pasilieku, bet spinduliuoju tą savo energiją, tikiu tai, kuo darau, mėgaujuosi ir automatiškai kiekvienas svečias nesąmoningai tą jaučia. Ir tas yra gyvastis, tai tikrai tas stipriai jaučiasi momentas. Taip. Dabar man toks klausimas kyla, apskritai, kas tave atvedė į dvasingumą? Kaip tai nutiko? Apie tai kalbėsiu daug plačiau per konferenciją, nes kažkaip turbūt dalintis viskuo, gal uogelės karias pamėtysim, kad tikrai dalinsiuosi ir pati kalbėsiu konferencijos 2 dieną. Tai dideli, mažesni gyvenimo etapai, mano gyvenimo etapuose įvykiai, kurie įtakojo atsigręžti labiau save. Tai tada suvokiau, kad tai yra kažkokios bausmės, kažkokie, kodėl man, o šiandien dienai tai aš garsiai vardinu, kad tai buvo pačios gražiausios, tikrai sunkios, bet pačios gražiausios dovanos, kurios man padovanojo galimybę atsigręžti save ir pamatyti, atrasti save iš naujo. Tai aš apie tai kalbėsiu tikrai plačiau. Tai etapai tokie, kurie davė dovaną pamatyti save iš vidaus. Tai yra taip gera ir nuostabu. Ir taip gera dabar kalbėti. Nebijant absoliučiai niekur, būti nuogai prieš tiesiog.
O ką tu galėtum patarti žmonėms, kur galbūt apie dvasingumą, bet vėlgi, kaip mes kalbėjom, ką tas dvasingumas, ką reiškia, ar ne, ką tu norėtum patarti, vat iš savo patirties, kad tikrai tas verslas geriau einasi ir tu pati geriau jautiesi, nuo ko galbūt net pradėti eiti to dvasingumą apjungti su verslu, nuo ko pradėti? Aš pirmiausia manyčiau, kad žodžio aš patarti negaliu sakyti, aš galiu visą laiką sakau dalinuosi, kad pirmiausias momentas tai yra, kad labai natūraliai, labai kvėpuojant pajaus save. Aišku, tai yra praktikos, tai yra tai, kad mes labai dažnai veikiam iš proto, atjungdami širdį. Tai šiandien dienai galiu vardinti, kad išjaučiam ir įveiklinam protą, nes kaip labai gerai kažkada ir aš pati sakydavau, kad viskas reikia protą atjungti, nes čia protas mane kažkur nuveda, tik širdies klausykim ir viskas čia bus gerai. Nu tai čia arba nevalgykim ir orų būkim gyvi. Tai išjausti širdim ir tada įgalinti protą, veikti tai, nu aišku, mes kai moteris sakom, gimdoj pagimdom ar pilve išgimdom, nes gimdoj ir pilvas tai kuria didžiausius stebuklus, mes gimdom ir vaikus, bet galim gimdyti ne tik vaikus ir tai yra ir visus projektus. Širdį mes išjaučiam, o protą įgalinam kurti šitos dalykus. Tai gražu stebėti, kad tikrai dabar yra didžiulis virsmas ir aš manau, kad kiekviena tą jaučiat, net ir vyrai tikrai jaučia, gali būti, kad vyrai ir klauso mūsų, kad yra didžiulis virsmas ir aplinkui, bent jau mane, tai sieja žmonės, kurie tikrai atranda daug savęs, grįžta į save, ta transformacija, tas transformacijos laikas. Versluose, mano bendruomenėje, tai tikrai dauguma žmonių, tiek kaip ir aš pati prieš kelis metus, 5-6, neriu su dvasingumu, sąmoningumu ir verslu. Žmonės jaučia, kad verslas ir pinigai nebėra tai svarbiausias momentas. Materija ir pinigai, jinai visada yra mums būtina, nes mes turim kūną, mes turim būti pavalgę, mes turim būti apsirengę, mes turime išlaikyti savo šeimas, vaikus ar ne, arba patys save išsilaikyti, jeigu nėra šeimos. Ir negyvensim oro ar kažkur tai miške. Nu, tiesiog tai yra neįmanoma, aišku, kažkas tai pasirenka tokį gyvenimo būdą. Tai reiškia, kad balansą atrasti tarp verslumo ir to sąmoningumo savęs, tai yra daugumai, tai yra nauja, bet tai vyksta. Tai duoda tokią didžiulę, net ne tik prasmę, bet gylį. Žmonės pradeda matyti, kaip yra svarbu, tikslą jie turi, kalbant apie verslą, ne? Tikslą jie turi, bet mėgaujasi procesu čia ir dabar, mėgaujasi. Kad yra procesas, jie mato, jaučia save, mėgaujasi, eina link tikslo ir tame balanse. O kai vyksta tas balansas, kai mes esame, kad ar pamedituojam, ar sugrįžtam į save, ar iškvėpuojam, ar turim tos kelių minučių pertraukėlės, jinai duoda tokį stebuklą didžiulį. Kad dažniausiai, kai mes labai skubam, arba aš sakyčiau, aš kažkada labai skubėdavau, reikėdavo priimti greitus sprendimus, tie sprendimai būdavo dažniausiai netinkami, neteisingi, nes aš per protą, per kažkokį pyktį, per kažkokią paniką, per kažkokį stresą, čia dabar, ką čia daryti, pasimetimas. O šiandien dienai stepteli, užtenka 10 sekundžių, 15 sekundžių, nurimsti ir pagalvoji, ir tau ateina tas sprendimas ir aš veikiu ženkliai lengviau tada ir tikrai tas vyksta. Kartais būna, realiai prieš 3 metus buvo tikrai sunku man, gal net ne 3, jau 4 metus suvokti, Laura, kodėl tu tokiam nesitempe, kai buvai prieš 7 ar 8 metus, nes reikėjo dirbti daug valandų, 17 valandų, maži vaikai čia, auklė čia vaikai čia, atsidarimas čia renginiai. Ir tas tempas toks bėgt. O dabar viskas slow.
Bet slow tai nesulėtėjo nei verslo kūrimas, nei organizavimas, ne. Aš padarau tiek pat arba dar daugiau, produktyviau, būtent vat, neskubėjime, tame sulėtėjime, bet tas sulėtėjimas ant tiek yra kokybiškas, kad aš ramiai priimu sprendimą ir aš jausdama širdį, galindama protą, einu tą linkmę, dėl kurios nebėra to mėtymosi, kad čia reikia, gal tas kelias, ir taškais. Tai va tas jaučiasi versle labai tikrai mano rate ir žmonės kuo toliau, tuo labiau atranda. Per seniausia buvau tikrai nuostabiuose mokymuose, labai žinoma pasaulinio vieno coacherio ar kaip jo Verlio. Ir pagalvoju, Dieve mano, milijonieriai, milijardieriai žmonės apsijungia 16 000 žmonių ir tokia auditorija ir jie apie tą patį, kad ryte, meditacija, bet čia kalbė apie Tony Robinsoną. Taip. Tai aš negalėjau tikrai nuoširdžiai, tai man buvo lengvas šokas, kad ir kalbėjo L'Orealio generalinė direktorė, kalbėjo labai daug olimpinių žaidynių laimėtojai, kaip padeda dvasingumas, būtent tas sąmoningumas, ta vidinė disciplina, harmonija veiklose, versluose. Tai tik yra pridėtinė vertybė, o ne atmetimas kažkoks. Tai tokie kaip ir žingsniai galėtų būti, kaip išgirdau, kvėpavimas, meditacija ir bent 10-15 sekundžių išgirsti, ne iš karto tą sprendimą priimti, o tiesiog šiek tiek sulėtinti tą momentą ir tada apsijungia tas dvasingumas ir verslas ir tas sprendimas jau visai kitoks yra. Tikrai taip, aš tiesiog manyčiau, kad kiekvienas žmogus labai atranda tai, kas jam padeda. Meditacija nereiškia, kad būtinai turi medituoti, ar ne? Kažkiek laiko tu gali medituoti važiuodamas mašiną, jeigu jau išmoksti, ar ne? Aišku, pradedant tai taip, tai tas kvėpavimas, nusiraminimas, rytinis tas, man tai labai padeda, tai gal ta rutina, sakysim, arba žodis dabar užstrigo net disciplina, ne? Kad ryte atsikėlus anksčiau, ką aš jau buvau per pastarosius podcastus kalbėjus, 15 minučių daro stebuklą, ypatingai moterim, kurios augina vaikučius, mažesnius, tas rytinis laikas, pasidovanojimas savo laiką, tai yra kažkas tokio, kur po 15 minučių visai kitas tempas yra. Aš esu nusiraminus, aš sugrįžusi į save, nėra to streso, kad nespėju kažko 15 minučių. Pagalvojus, tai yra kažkas tokio. Taip, tai yra man kvėpavimas, man tai yra mankšta rytinė, kad kūnas išjudėtų. Ir dienos eigoje lygiai taip pat, jeigu aš turiu, net dabar kalbant, ne prieš mūsų šitą sutikimą, aš tikrai iškvėpavau. Man reikėjo. Man tai yra pirmas toks laivas gyvenime. Tai aš tikrai ir jaudinuosi šiek tiek, ir girglena man gerklytė. Bet aš jaučiu, mano kūnas kažkokį gauna poiltį, aš tiesiog pradedu kvėpuoti, sąmoningai pradedu kvėpuoti ir tos kelios sekundės daro vėl stebuklus. Kaip sako, kai žmogus yra pykti, ar ne, kad pyktis tai ne aš, bet pyktis užeina, emocija, nuostabi emocija, kurią mes kiekvienas patiriam. Ir sako, suskaičiuok iki 10 ir pateik atsakymą. Čia senas posakis yra, neveltui, dėl to, kad per 10 sekundžių mes tikrai prakvėpuojam, nes intensyviau kvėpuojam, deguonies gauna smegenis daugiau. Ir į tą patį klausimą arba situaciją mes po 10 sekundžių kardinaliai pasižiūrim, dažniausiai pasižiūrim kitaip. Kai kuriems reikia ilgiau laiko, ar ne, kai kuriems reikia ar dienos, ar valandos, bet tas laikas ir tas tarpas tai yra didžiausia dovana, kam savo pačiam, kad neįsakai kažkokių negražių žodžių per pyktį, nes kalba tik emocija, ne aš kalbu, tai iš tikrųjų, ką aš galvoju ir jaučiu. Tai tas yra, manau, tai praktikuojant yra didžiulė dovana kiekvienam verslo atstovui, žmogui ir tai yra labai naudinga per susirinkimą. Serzina direktorius. Galiu pasidalinti, turėjau
Prieš metus laiko vedžiau susirinkimą savo darbuotojams ir darbuotojai buvo jau uždėję toną, kad reikalavimų lavina man ir mes susitikom. Mūsų kolektyvas tikrai nėra toks didelis, tai yra šiandien dienai tik 11 žmonių, tai kaip maža šeima. Ir atėjus susirinkimą, aš pajutau iš karto, kad netinkama energija yra, netinkamas vaibas. Ir netgi kvėpuodama, būdama su jais, aš negalėjau pakeisti erdvės, niekaip. Ir aš kolektyvui sakau, einat į lauką, parūkot, kas norit, pakvepuojat ir už 5 minučių grįžtam. Ir žinokit, kardinaliai viskas pasikeitė. Grįžo, nes aš pasakiau, aš nevesiu tokio atmosferai, nes, tiesiog, jūs nesate dabar nusistatę, yra pyktis, vis neigiamos emocijos, neigiamos vibracijos, jos labai žemos, ne. Ir grįžus po tų 5 minučių ar ten 3, mes nuostabiai pravedėm susirinkimą, mes išdiskutavom, mes labai ramiai išdiskutavom, išgvildenom, kas jiem yra, apie ką jie, kodėl jie buvo tokie sutrikę, aš juos išgirdau, mes priėmėm sprendimus, gėrėm kavą, mėgomės tortų ir viskas buvo nuostabiai išspręsta. Tiesiog kelios minutės padarė didžiulį stebuklą ir taip vyksta. Taip. Man čia labai gražus pavyzdys, iš tikrųjų, kaip būtent dvasingumas apsijungia su verslu. Tai nieko kažko stebuklingo, nieko kažko labai sudėtingo ir aš net pati kartoju, kad iš tikrųjų viskas yra labai paprasta. Mes tik labai sureikšminam, tai labai gražus pavyzdys tavo kaip situacija. O kalbant apie asociacijos, ar ne, kai mes prieš metus laiko tapau prezidentė, o 3 metai aš valdyboje buvau, kai grįžau į Palangą. Ir lygiai taip pat erdvėje, man senai būdavo Vilniuje taip, kad pas mane ne konkurentai yra, ar ne, kiti restoranai, tai yra kompanionai. Grįžus į Palangą, tai buvo daugumai svetimas dalykas, kad viešbutis, kitas viešbutis yra konkurentai. Tai aš kažkaip skleidžiau tą atmosferą, kad mes esam kolegos, mes esam komanda, kad mes galim labai daug dalykų nuveikti daug daugiau bendrai, kalbėdami, dalindamis, gerbdami vienas kitą, išsakydami ir tas toks lygiai taip pat užbūrimas, kad mes apie tą patį, mes žiūrim tą patį, mes dėl Palangos, mes norim Palangos svečių padaryti daug prasmingesnių dalykų, gražesnių, kad jie geriau pailsėtų, kad kokybiškiau pailsėtų, kaip mes tą galim pritaikyti, kaip mes tą galim padaryti. Ir šiandien dienai mes džiaugiamės savo bendrystę, nes tikrai mes dalinamės absoliučiai visko, mes dalinamės patirtim, kaip greičiau lovą pakloti, mes dalinamės marketingo patirtimis, mes dalinamės pardavimais, kaip skatinti. Kodėl? Dėl to, kad kiekviena vieta, kiekvienas viešbutis turi savo erdvę ir savo pojūtį. Ir kiekvienas svečias atvažiavęs, jis tiesiog pamėgsta arba nepamėgsta, arba jam tinka arba netinka. Ir pasirenka. Ir dažniausiai, kaip Lietuvoje, tai yra, kad žmonės važiuoja tos pačius viešbučius retai, arba būna, kad išbando, pajaučia tą energiją ir vaibą viduj viešbutį, kambarį, spa, erdvėje, restorane. Ir jam yra gera. Jis jaučiasi labai saugiai, komfortiškai ir jis pasirenka ir grįžta į tas erdves. Tai negali būti vienodų viešbučių, tu gali padaryti vienodas kaldras, vienodas lovas, bet niekados nebus vienodos energijos. Taip. Tai dėl to aš ir sakiau kolegom, kad mes esam bendruomenė, mes kuriam dovanas, malonumus mūsų svečiams. Ir mes tengiamės bendrai ir tikrai nekonkuruojam ir tai yra taip sveikintina ir gražu. Tai va čia lygiai taip pat geriausias pavyzdys apie tai, kad sąmoningai kalbam, diskutuojam, jaučiam ir svečias tai jaučia. Taip, tikrai Kerpės viešbuty labai jaučiasi. Ta gera energija ir nuo patalynės iki visų smulkmenų ir pasitikimo ir maisto labai jaučiasi. Ir aš pasakysiu, Gerda, dabar čia taip kaip reklamą pasakė, bet mes apie tai neturėjom kalbėti tiek. Vienintelis esminis dalykas, ko žmogus pats nepatirs. Niekados mes galim daryti gražiausius klipus, pristatymą, tai parodyti save Klaipėdai, Vilniui, Kaunui ir užsieniui.
Bet svečias tik atvažiavęs, jis gali pajusti tą emociją, kuri yra ar Kerpėje, ar Gabijoje, ar Grandiūne, ar kitose viešbučiuose, tai apie tai kalbu. Tai aš dėkoju, kad tu jauti. Man irgi čia gera, bet kiekvienas tikrai pajaučia. Taip pat kaip kiekvienas mes turim ir savo mėgstamą kirpėją, ar mėgstamą daktarą, ar mėgstamą manikuristą, ar grožio specialistą, kur mums tinka mūsų vibracijos, tinka mūsų ta hormonija ir apsijungimas, nes, pavyzdžiui, jeigu yra masažai ar kažkokios procedūros, tai taip intimu iš tikrųjų, ar ne, kad susijungia tos energetiniai laukai, tai mes kiekvienas atrandam savo ir mėgaujamės šitos, o jeigu mums nepatinka, ką mes darom, keičiam. Taip, iš tikrųjų ir apie pačią konferenciją, mes kaip kalbama, ne, kad ir atsiliepimuose ir keliam dabar ir filmukus, kad būtent patirti. Filmukai taip, kažkiek tai gali atspindėti, bet tas patyrimas kaip ir su slidinėjimu. Vieną kartą nusileidęs nori dar ir dar kartą. Oi, man čia labai gerai pasakei, nes aš neįmanoma perteikti, aš tiek kaip virus užsikrečiau tą būseną, gal dėl to, kad aš daug metų svajoju ir kad kartu kuriam dabar šitą renginį, kad ant tiek yra jausmas ir mes su Gerda ir kalbėjom tą konferenciją, tas žodis, ar ne, kad jisai toksai yra, jisai per daug oficialus, per daug gal šaltas, tai jausminė, meniška konferencija. Tai yra tikrai šventė kiekvienai moteriai didžiulė ir perteikti šitą žinutę jokiais video, tikrai jokiais gražiausiais paveikslėliais ar nuotraukomis neįmanoma, nes tai reikia vieną kartą patirti ir suprasti apie ką tai yra ir koks tai yra didžiulis gylis. Ir manau gražiausias dalykas, kad dauguma moterų tikrai tai žino, bet tokioj dideliai masiai susiburti ir moteriškoj bendrystėj jausti tą bendrystės galią, tai čia yra viena didžiausių šiuolaikinės moters dovanų, kurios būtent atsigręžusios į save, priima, nori arba atras save iš naujo, pajaučia tą galią. Toks jausmas, kad visos už vieną, vienos už visus ir tas toksai didelis pulkas. Tai yra taip stipru, kad man net dabar šiurpai kaip yra gera. Taip, aš irgi pasidalinsiu, kaip vienas irgi iš atsiliepimų, kaip tiesiogiai pasakė, kad, žinai, aš atėjau viena, o išėjau lyg su būriu draugių. Tai taip gražiai labai būtent. Ir man kažkaip tai irgi atėjo mintis apie Joe Dispenza, kaip jis irgi suburia daug žmonių ir kai jie vienu metu medituoja ir kokie stebuklai vyksta. Tai iš tikrųjų per konferenciją ir bus tikrai ne viena meditacija, jos nebus ilgos, bet patirti tą būtent tą galią, tą užsipildymą. Ir kadangi pradėjome apie konferenciją kalbėti, tai iš tikrųjų nepaslaptis, kad Laura bus viena iš pranešėjų antrą dieną. Ir trumpa žinutė, apie ką tavo pranešimas? Turbūt tema gal pasako kažkiek, gal neatskleidžia tiek, kad labai svaršiau, kuo norėčiau pasidalinti, nes aš nebūsiu lektorė, kuri mokys, aš būsiu tas asmuo, kaip jūs, kiekviena moteris, kuri patyrusi daug visokiausių gyvenimų, šviesesnių, tamsesnių etapų ir tiesiog savo pasidalimais, savo išgyvenimais, savo augimu noriu dalintis ir suvokti, kad mes esame kiekvienas apie tą patį, absoliučiai. Tai žinutė turbūt yra ta, kad visas gyvenimas susideda iš etapų, kaip, tokia labai įdomus ir nuostabus protinis žaidimas yra dėlionė arba angliškai puzzle. Tai detalė po detalės kuriam savo gyvenimą ir matom tą besikuriantį paveikslą. Tai mano tema yra dėlionė pavadinimu gyvenimas. Tai kaip dėliojasi mano gyvenimo gražiausias dalykas paveikslas. Tai kiekviena detalė yra labai labai svarbi, nes jeigu trūktų arba aš iš savo gyvenimo išmešiu nors vieną detalę, mano paveikslas gyvenimo tiesiog nesusidėliotų. Tai
Tai yra svarbiausia žinutė. Tai šitą dėlionės mano dalykas tai gimė iš vis dėl verslo, nes aš pirmiausia, prieš keletą, jau nepamenu, net dabar suskaičiuoti reikėtų metų, kad turiu dovaną didžiulę, dabar garsiai galiu savo vardinti tikrai, tai turiu dovaną tą matymą, vizualizaciją erdvių, sukūrimo projektų, kur gimsta pas mane pilve, išjaučiu širdin ir įgalinu protų. Tai aš ir pavadinau Puzzle by Laura Talučiūtė, tai yra puzlės dėliojimas pagal mane, kaip aš matau, nes bet kuris projektas, sakykime, kaip ir Šugamūras ar Kukumukų, ir kiti projektai, apie kuriuos dalinsiuos ir kalbėsiu, tai pirmiausia gimsta idėja, aš išjaučiu apie ką tai ir tada per protą viską materializuoju. Tai dėlionė pavadinimu gyvenimas bus konferencija, apie ką aš dalinsiuos, tai manau surezonuos, kam daugiau, kam mažiau. Būsiu tokia, kokia buvau, esu, atvira širdim ir tiesiog, nes jaučiu, kad moteris, kurios, kiek mes ir su Gerda, ir su kitom moterim kalbamės, kai nuoširdžiai daliniesi atvirai taip, kaip yra, be jokios vaidybos, be jokių kaukių, tai yra tokia tarnystė. Net nesąmoningai dalindamasi, nesąmoningai pasitarnauju kitam žmogui ir tas žmogus dėkoja. Kalbam su Gerda ir Gerda sako, ačiū tau, neįsivaizduoju, kiek tu man šiandien davė atsakymų. Jis sako, kokiu atsakymu? Ir sudėliojam taip, o čia tiesiog ne pamokos, ne lektoriavimas, o tiesiog pasidalinimas. Jis turi didžiulį bagažą savo išgyvenimų, patirčių, kaip eina, ką daro. Aš lygiai taip pat ir mes dalindavomės, kalbėdavomės viena su kita, mes labai daug pasitarnaujam. Gali būti ir nepasitarnaujam, gali tiesiog būti lengvas pokalbis, lengvas tuo momentu, bet dažniausiai būna tikrai tie skanios dovanos, kur, galvoju, rimtai, kaip faina, kaip gera. Taip. Tai konferencija bus tikrai nuostabi. Taip. Ką dar pabaigai norėtum? Klausimų nematau, iš tikrųjų net neuždavėm klausimo tokio, kad nematau. Kažką. Viskas gerai. Ką dar pabaigai norėtum palinkėti moterims? Šiandien tokia graži ir ypatinga diena, balandžio 21. 2-1. Mūsų laimingas skaičius. Kažkaip keistai. Panašu. Abiejų 2-1 ir Gerda ir man laimingas skaičius. Tai aš turbūt norėčiau moterim palinkėti, kad kuo dažniau, realiai kiekvieną dieną arba net kiekvieną akimirką, veikiant, darant, pagalvoti, ar tai yra apie jas pačias, ar tai yra dėl kažko kito. Nes kuo dažniau mes pirmiausia pagalvojame apie pačią save, tuo tiesesnis ir taisyklingesnis kelias eina, mano kelias eina link to, kur aš turiu, apie ką turiu ir kuo gyvenu. Tai nėra savanaudiškumas, kur mums dažniausiai buvo diegiama daug metų. Tai tiesiog linkiu kaskart prisiminti save, pajausti širdį ir tada su pasimėgavimu veikti kasdienoje. Nes kiekviena diena yra pati didžiausia dovana, nes mes dar gyvenam šią dieną, dar gavom dovaną pagyventi, pabūt, pajausti, išjausti, mylėti ir mėgautis, nes gyvenimas yra apie malonumą per meilę, dėl meilės, iš meilės ir meilė. Taip. O aš palinkėsiu susitikti visoms čia Palangos koncertų salėje ir ne tik, galbūt iki to laiko galite mums rašyti, užduoti klausimus, netgi įdomu, kokiom temom jūs gyvenate, ką norėtumėte išgirsti. Mes bendraujame su pranešėjais, jie labai atviri ir temom, ir aktualiom temom. Ir tiesiog bendraukim, nes tai yra bendruomenė, mūsų jau 6. konferencija ir moteris grįžta į konferenciją, kas mus labai džiugina ir mes labai irgi jūs norim ir džiuginsim net 2 dienas. Ir
sekit naujienas mūsų naujai sukurtuose puslapiuose ir Instagrame, ir Facebook'e. Taip pat yra naujas puslapis netobulamoteris.lt, bus ten visos naujienos ir programa. Tai didelis dėkingumas, kas klausėt, kas dar klausys. Dalinkitės, bendraukim ir būkim. Ir kaip Laura sakė, viską per malonumą, meilę, džiaugsmą. Ačiū labai. Dėkui labai ir iki malonaus. Ir tikrai dar ne vienas video bus Tikrai laivas ir nelaivas iš Palangos ir laukiu savam gimtam mieste, tiek vasarą, tiek rudenį. Ir dėkoju Gerdai už šitą mano pirmą kartą. Kartu man tikrai su tavim buvo daug drąsiau. Dėkoju moteris, kurios skyrėt savo brangų laiką, klausėt mus. Tikrai, kaip Gerda minėjo, dalinkitės. Mes norim girdėti, mes norim suprasti, apie ką jūs, kuom kvepuojate, kuom pergyvenate, išgyvenate, rašykit drąsiai. Nepatogių klausimų nėra. Tiesiog reikia išdrįsti rašyti ir rašykit. O jeigu mes sugebėsim, dalinsimės, atsakysim ir galėsim, kiek galėsim. Ir galėsim padaryti ir gyvų transliacijų su pranešėjais. Tai bendraukim ir iki malonaus, gražios ateinančios savaitės. Iki malonaus. Iki. Dabar kaip išjungti klausimus.